kažkokį šapiuką, vis lipa į viršų, lipa ir vėl atgal įkrinta. Vaikas paėmė ant lazdos galo ir iškėlė skruzdėlę iš duobiukės. Kai iškėlė, tas skruzdėlė jam sako: dabar imk tą šapiuką ir paslėpk, o kai tau bus kokia bėda, tai įsmeik šapiuką į žemę ir aš ateisiu tau į pagalbą. Vaikas pasiėmė šapiuką, paslėpė ir pagalvojo pats savo vienas: menka man iš jos pagalbininkė. Ir vėl eina tolyn. Priėjo nedidelį upelį, atsisėdo ant kranto, kojas į vandenį leido ir ilsisi. Žiūri į vandenį, kad atplaukė žuvis, kaip griebė su rankomis ir sugavo tą žuvį. Labai apsidžiaugęs sako pats savo: kursiu ugnį, išsikepsiu ir pavalgysiu. Ta žuvis jam sako: nekepk tu manęs, verčiau pasiimk 3 mano žvynus. O kai tau bus kokia nelaimė,